Labą dieną, mėly Lietuvos televizijos žiūrovai ir Lietuvos radio klausytojai. Sveikiname Jūs iš Lietuvos kariuomenės ordinariato katedros Šventojo Ignoto bažnyčios. Su Jumis šios transliacijos metu bendrausiu aš, Virginijus Veilentas, karinio oro pajėgų kapelionas, stengdamasis pakomentuoti pagrindinius šventų mišių momentus, juos paaiškinti, taip pat papasakoti Lietuvos kariuomenės ordinariato istoriją ir karo kapelionų darbo ypatumus. Dabar matome prieš šventąsias mišias į pagrindinę Lietuvos kariuomenės bažnyčią, Šventojo Ignoto bažnyčią, kuri kaip tik šiandien mini 10-asias savo pašventinimo metines, įnešamos vėliavos. Valstybės vėliava, istorinė vėliava, Lietuvos kariuomenės vėliava ir 3 pagrindinių kariuomenės rūšių vėliavos. Kaip tik dabar karys įneša karinio oro pajėgų vėliavą ir pastato ją į stovą. Ir netrukus čia, šioje bažnyčioje, kaip minėjau, pagrindinėje Lietuvos kariuomenės bažnyčioje, prasidės iškilmingos šventosios mišios, skirtos paminėti Lietuvos kariuomenės bažnyčios, Šventojo Ignoto bažnyčios 10-asias konsekracijos metines bei Lietuvos kariuomenės dieną. Lietuvos kariuomenės diena minima nuo 1918 m. lapkričio 23 dienos, kai tuometinis šalies ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą numeris 1, kuriuo buvo pradėtos formuoti šalies reguliariosios ginkluotosios pajėgos. Ši data yra laikoma oficialia Lietuvos kariuomenės atkūrimo diena ir šiandien minimos 96-osios Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės. Kasmet minint kariuomenės dieną, Šventojo Ignoto bažnyčioje mišiomis už Lietuvos kariuomenę meldžiamės, prašome Dievo palaimos Lietuvos kariuomenėje, mišioms patarnauja generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, gieda akademijos choras Kariūnas, groja Lietuvos kariuomenės orkestras. Taigi, kaip minėjau, jau Šventojo Ignoto bažnyčioje prasideda šventos mišios už Lietuvos kariuomenę. Šventoms mišioms vadovauja Vilniaus arkivyskupas, o taip pat ir Lietuvos kariuomenės ordinaras, arkivyskupas Gintaras Grušas. Su juo kartu koncelebruoja kiti Lietuvos kariuomenės kapelionai bei svečiai iš vyskupų konferencijos bei Vilniaus vyskupijos. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Sveikinu krašto apsaugos ministrą, kariuomenės vadą, generolus, viceministrus, karininkus, puskarininkius, karius, visus krašto apsaugos darbuotojus, čia susirinkusi šios bažnyčios bendruomenę, bei visus, kurie jungiasi maldoje
Lietuvos radijos transliacijos ir televizijos transliacijos dėka. Į šitą mūsų pagrindinės kariuomenės ordinariato bažnyčios 10 metų konsekravimo iškilmę ir taip pat švenčiame kariuomenės dieną jos išvakarėse. Tai yra didžiulė šventė mums visiems, todėl kad mes Lietuvos kariuomenėje sudarome vieną didelę šeimą. Ir čia susijungia maldoje, mus jungia tikėjimas bei meilė Dievui ir tėvynei. Dėkodami Dievui už kapelionų tarnystę, už kunigų talką per tuos metus, dėkojame Dievui už visas malonės, kuris davė lydėdamas mūsų karius, mūsų kariuomenę ir globodamas mūsų tėvynę. Ir prašome taip pat, žvelgiant į ateitį, Dievo palaimos, globos mums visiems. Kad mes galėtumėm pilnai dalyvauti šios šventų mišių aukoje, pradėkime prisipažindami, kad esame nusikaltę, kad mums reikia Dievo gailestingumo, jo pagalbos ir prašykime Dievo atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. excelsis Deo. Iškilmingų mišių metu choras pagiedojo angelų mišių
Kyrie, viešpatie pasigailėk, dabar giedamas garbės himnas, garbė Dievui aukštybėse. Kaip matot, mėly televizijos žiūrovai, Šventojo Ignoto bažnyčia, kurios 10-metį minime, prisirinkusi pilna ne tik kariuomenės žmonių, bet ir žymių mūsų visuomenės veikėjų, kurie taip pat atėjo pasimelsti už Lietuvos kariuomenę. Na, o operatoriai karts nuo karto vis pirmu planu parodo didžiajame altoriuje kabantį Šventojo Ignaco Lojolos paveikslą. Kaip ir kiekvienoj bažnyčioj, šis paveikslas pakabintas pačioj garbingiausioj vietoj reiškia bažnyčios titulą. Taigi šita bažnyčia tituluota Šventajam Ignacui Lojolai, jėzuitų ordino įkūrėjui arba Jėzaus draugijos, kaip verčiama lietuviškai, bet aš manyčiau, kad ispaniškai Compañía de Jesús galėtų būti verčiama ir kaip Jėzaus kuopa. Taigi Jėzaus kuopa šiek tiek labiau kariškas terminas turbūt, juolab, kad ir pats Šventasis Ignacas Lojola buvo karininkas. Taigi jis gimė 15 amžiaus pabaigoje, 1491 metais Ispanijoje ir iš tikrųjų ieškojo savo vietos gyvenime, įsitraukė į karo tarnybą, buvo sužeistas, besigydydamas sužeidimus, išgirdo Dievo pašaukimą, nutarė tapti vienuoliu, taigi 1534 metais Ignacas ir dar keli bendraminčiai, visi drauge tuo metu studijuojantys Sorbonos universitete, nusprendė tapti vienuoliais. Na ir po to buvo nuspręsta keliauti į Šventąją Žemę, skelbti Evangelijos, bet prie Šventojo Ignaco gyvenimo istorijos turbūt dar sugrįšime, nes vyskupui pagiedojus pradžios maldą, netrukus bus skaitomi skaitiniai iš Šventojo rašto, vyskupas tars žodį, homiliją, pakomentuos Šventojo rašto skaitinius, taip pat suriš juos su šios dienos aktualija, taigi minint bažnyčios 10-asias konsekracijos metines ir žinoma Lietuvos kariuomenės dieną. Iš pirmosios Karalių knygos. Šventyklos pašventinimo dieną Saliamonas atsistojo visos Izraelio bendruomenės akivaizdoje priešais viešpaties aukurą, ištiesė ranką į dangų ir tarė: Viešpatie, Izraelio Dieve, viršuje danguje ir apačioje žemėje nėra tokio Dievo, kuris, kaip tu laikytosi sandoros, ištikimybė savo tarnams, visą širdimi atsidavusiems. Argi reikia matyti, kad Dievas iš tiesų gyvena žemėje? Štai ne dangų dangus tavęs neaprėpia, tai juo labiau šie namai, kuriuos pastačiau. Bet atsižvelk, viešpatie, mano Dieve, į maldą, kurią tavo tarnas kreipėsi į tave šiandieną. Nenuleisk akių dieną naktį nuo šitų namų, nuo šitos buveinės, apie kurią esi sakęs, kad čia gyvens tavo vardas. Išgirsk tą maldą, kurią tavo tarnas šioje vietoje melsis. Išgirsk savo tarno ir savosios tautos Izraelio maldavimą, kad čia, mielasis, išgirsk danguje, kur tu gyveni, išklausyk ir būk gailestingas. Tai Dievo žodis.
Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Siela man ilgisi alpsta, viešpaties kiemo atšlainių. Mano širdis ir mano kūnas džiūgaudami sveikintų gyvąjį Dievą. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Net žvirblis pastoginę susiranda, blezdinga susikrauna lizdą vaikeliams. Ilgiuosi aukuro tavo, o dangaus kariuomenių viešpatie, o mano Dieve, mano valdove. Kaip miela man tavo kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau viešpatie šlovę. Tu mūsų skydas, o Dieve, maloniai pažvelk į veidą savo pateptinio. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Viena diena tavo atšlainiuos geresnė, negu 1000 kur kitur. Maloniau man prie Dievo namų slenksčio palikti, kaip nedorėlių pastogiai viešėti. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių viešpatie. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, jūs jau nebesate ateiviai, nei svetimi, nei šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintis kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventovė viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi, kaip Dievo būstinė dvasioje. Tai Dievo žodis. Alleluja, 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 alleluja. Alleluia, 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 alleluia. Tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės.
Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o ko jūs mane laikote? Tada Petras prabilo, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas esi Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus. Ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly Lietuvos televizijos žiūrovai ir Lietuvos radio klausytojai, jūs stebite ir girdite šventų mišių transliaciją iš Lietuvos kariuomenės ordinariato katedros Šventojo Ignoto bažnyčios. Čia aukojamos šventosios mišios už Lietuvos kariuomenę. Ką tik girdėjote Evangelijos ištrauką, kurią perskaitė Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas, pulkininkas leitenantas Rimantas Venskus, o dabar Vilniaus arkivyskupas ir Lietuvos kariuomenės ordinaras arkivyskupas Gintaras Grušas kreipsis į mišių dalyvius homiliją. Brangus broliai, kunigai, kapelionai, brangus broliai ir seserys Kristuje, mes susirinkome čia minėti 10-metį nuo atšventinimo šitos bažnyčios. Ir tai atkreipia mūsų dėmesį į patį pirmiausiai pastatą, kuris per ilgą savo istoriją turėjo labai garbingų momentų ir labai skaudžių patirčių. Bet pagrindas mūsų šventės nėra šie akmenys, šie mūrai, iš kurio bažnyčia yra sudaryta, bet labiau kaip ta bažnyčia, kur girdėjome Evangelijoje, kurią Kristus pastatys. Ta, kurio pragaro vartai nenugalės. Tai yra ta bažnyčia statoma iš gyvųjų akmenų, tai yra iš jūsų ir mūsų visų. Mes, kaip girdėjom iš apaštalo Pauliaus laiško 2 skaitinį, mes esam Dievo namiškiai. Čia yra ne tik Dievo namai, bet mūsų namai. Ir mes kaip Dievo namiškiai jungiamės. Čia ne tik sekmadienį švęsti šventąsias mišias ir priimti sakramentus, bet mes kaip po kariuomenės šeima čia švenčiame savo džiaugsmus, minime skausmus, mes palydime su asmeniniais palaiminimais mūsų karius vykdamus į tarptautinės operacijas, pasitinkame sugrįžtančius, laidojame saviškius, savo šeimų narius, artimuosius.
paguodžiam vieni kitus. Bet taip pat bendruomenė čia yra gyva. Yra vieta, kur renkasi mūsų bendruomenės nariai mokytis ir stiprintis savo tikėjimo keliu. Šeimos jungiasi į šeimos grupeles, kad pasidalint, pastiprint vieni kitus gyvenant krikščionišką šeimos gyvenimą. Sunkumuose paguodžia vienu kitus, kur ar dėl kažkokių silpnumų ar priklausomybių, ar dėl netekties tarpusavios pagalbos grupės veikia. Kariuomenės dalis sudaro bažnyčios dalį, kaip jinai sudaro visuomenės dalį. Kariuomenė visuomenės dalis, tik dabar pradedam atsigauti ir suprasti, ką tai reiškia. Nes istorinė skaudi patirtis prieš akį davė patirtį, kad kariuomenė yra kažkas svetima. Bet kariuomenės veiksmai ir dalyvavimas visuomenėje ir bažnyčioje yra nepaprastai svarbu. O kokia yra ta misija kariuomenės visuomenėje ir bažnyčioje? Mums gali padėti suprasti šventoji Teresėlė iš Lisieux, kuri įstojus į vienuolyną bandė suvokti, koks Dievo jai yra pašaukimas, kvietimas, ir jos širdyje, paskaičius iš apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams, ji pradėjo mąstyti, nes suprato, kad bažnyčia yra Dievo kūnas sudarytų iš įvairių dalių ir kiekviena dalis turi funkciją. Kai kas pašaukti būti evangelistais, misionieriais, kiti kankiniai, kiti mokytojai. Ji labai degė būti misionierė. Ir norėdama, žinodama, kad negalėjo meldė Dievą, kad ji galėtų suprasti jos misiją. Toje maldoje ji toliau paskaitė apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams 13 skyrių, kur kalba apie didžiausias dovanas, ir suprato, kad didžiausia dovana tai buvo meilė. Pagalvojo, kad kiekvienas kūnas, o ypač Kristaus kūnas, turi širdį ir toje širdyje turi būti meilė, ir suprato, kad jos pašaukimas būti meilė bažnyčioje. Manau, kad nesuklysime, jei pažvelgsime, kad ir kariuomenės dalis, kaip ir kiekvienos bažnyčios dalis, reikalauja, kad mes būtumėm meilė. Meilė bažnyčioje, meilė visuomenėje, vykdant savo dalį Kristaus kūne. Vakare buvo tradicinis kariuomenės renginys, Lietuvos karžygio apdovanojimas. Ir tame renginyje kaip tik yra proga mums reflektuoti apie tuos kartus, kai mūsų kariai, mūsų krašto apsaugos dalyviai parodo papildomai, negu tarnystė reikalauja, tą meilę artimui. Ar tai dėl išgelbėjimo, ko nors iš gaisro, pagelbėjimo sužeistą žmogų, ar šeimyninė meilė, kurioje auginama vaikai, ar pagalba kitiems, renkant aukas ir perduodant stokojantiems. Tai yra tie ženklai, tos meilės, kur mes esame pašaukti įgyvendinti savo gyvenime ir savo šioje bendruomenėje. Kariuomenėje galima tą meilės veiksmą matyti įvairiuose veiksmuose. Pirmiausiai, karitatyvinė meilė. Ta karitatyvinė meilė, kur sužeista kariui
jo draugai renka aukas jam padėti. Kitur karo nusiaubtojose vietose renkamos aukos padėti karo pabėgėliams, vaikams, arba čia Lietuvoje tarpusavio pagalba. Tai yra ženklas to Dievo gailestingumo mūsų tarpe ir džiaugiuosi, kad ir kariuomeniai labai aktyviai tas reiškiasi. Mes tuo esam paženklinti šitoj pačioj bažnyčioj. Lenkų metais tarnavo palaimintasis kunigas Mykolas Sopočko. Jis buvo kapelionas Lenkų kariuomeniai ir kaip tik buvo Šventosios Faustinos dvasios tėvas. Jis padėjo jai atpažinti Dievo balsą ir dalyvavo tame Dievo gailestingumo paveikslo nutapyme. Tas paveikslas irgi mus lydėjo prieš porą metų, kai buvo Dievo gailestingumo metai, ir apkeliavo visus mūsų kariuomenės dalinius ir nukeliavo į Afganistaną. Ten, Afganistane, Čečerano koplyčioje, jis pasiliko su mūsų kariais priminti, kad Dievo gailestingumas yra su mumis. Ir šiandien, kai jau mūsų kariai sugrįžę iš Čečerano, tas paveikslas grįžo ir kabo pas mus bažnyčioje, priminant mums tą gailestingumo svarbą mūsų bendruomeniai ir mūsų gyvenime. Antras veiksmas tos Dievo meilės, kurią išreiškėme, tai yra mūsų šeimų bendruomenės, mūsų šeimos, kurios kario gyvenime tokį svarbų vaidmenį. Palaiko vieni kitus, kartu džiaugiamės, kai krikštyje tuokiasi vaikai, sukuria naujas šeimas. Vakar iš apdovanotųjų buvo šeima, kur išaugino 3 sūnus, kurie visi tarnauja Lietuvos kariuomenėje. Ta motinos auka, išleidžiant sūnus kaskart į misijas, su pasitikėjimu Dievu ir su meile ne tik savo šeimai, bet plačiai tėvynei. Ir tai yra jau trečioji dalis, trečioji rūšis meilės, kur mūsų kariuomenės bendruomeniai yra rodoma. Ir sakoma, kad nėra didesnės meilės, kaip savo gyvybę už draugus atiduoti. Kariai gerai supranta tą. Pasiruošę didžiausią auką už savo draugus, už savo tėvynainius paaukoti. Ir žino, kad tam yra ruošiama. Tokią mes istoriją turime, tų, kur prieš mus tarnavo ir dėl savo artimųjų, dėl savo tėvynainių pasiaukojo. Ar tai partizanai, tėvynės gynėjai, savanoriai ar mūsų kariai Lietuvos kariuomenėje. Mes juos prisimename čia maldoje, mes dėkojame Dievui už jų auką ir taip pat šiandien dega Švento tėvo Pranciškaus lempa, kur buvo padovanota Italijoje rugsėjo mėnesį, besimeldžiant už visus žuvusius karius visuose karuose. Taip ir mes šiandien prisimename tą didžiąją auką, didįjį meilės ženklą, kuris laukiamas iš mūsų karių, kad būtų pasirengę parodyti meilę iki galo Kristaus pavyzdžiu. Melskimės šiandien, kad Dievo malonė paliestų kiekvieną iš mūsų, dėkodami už šitą bendruomenę, už tą bendruomenę, kur sudaro Lietuvos kariuomenę, plačiąją kariuomenę aptarnaujama įvairiose bažnyčiose ir koplyčiose mūsų kapelionų. Dėkokime už tuos 10 metų, už visus kapelionus, jau porą, kur esame išlydėję į amžinybę.
už jų tarnystę tai bendruomeniai, mokinant, kaip dalintis tą meilės dovaną. Ir melskime Dievą, kad žmonės pasižiūrėję į mus, į mūsų bendruomenę, į mūsų kariuomenę, kad jiems kiltų mintis, žiūrėkite, kaip jie myli vienas kitą. Tai yra krikščionio ženklas. Tai ačiū Dievui yra ir mūsų bendruomenės ženklas. Lai ta meilė ir Dievo malonė lydi mus toliau, kuriant Dievo karalystę, auginant tą bendruomenę, būnant Dievo namiškiai, Dievo namuose. Brangieji šventojo Ignoto užtariami, maldaukime, kad būtume gyvomis Dievo šlovės šventovėmis. Į maldavimus atsiliepsime: Viešpatie, pašventink savo namus. Meldžiame, kad vandeniu ir šventąja dvasia pakrikštyta, įvairių kalbų, giminių ir rasių šeimyną įneštų į pasaulį sveiką mąstymą ir pažiūras. Viešpatie, pašventink savo namus. Meldžiame, kad popiežius, draugė su vyskupais, kunigams padedant, žodžiu ir sakramentais nenuilsdami šventintų Dievui patinkančią tautą. Viešpatie, pašventink savo namus. Meldžiame, kad visos krikščionių konfesijos, priėmusios tai, kas jas jungia, užbaigtų didžiąją susiskaldimo tragediją. Viešpatie, pašventink savo namus. Meldžiame, kad šeimos, vyro ir žmonos, senelių ir vaikų vieningumu, kantriai kurtų savo namus kaip namų bažnyčias. Viešpatie, pašventink savo namus. Meldžiame, kad Lietuvos kariuomenė pažintų tikros ramybės autorių ir nesiliautų semtis jėgų iš gyvybės šaltinių. Viešpatie, pašventink savo namus. Meldžiame, kad nuodėmė Dievui nusikaltusieji, tikėjimo atsižadėję ar juo nesidomintis, atgimtų ištikimo gailestingumo malonę. Viešpatie, pašventink savo namus. Meldžiame, kad mes patys, šventojo Ignoto Lojolos, šventosios Cecilijos, kankinių ir šventųjų įkvėpti ir užtariami, kasdien atnašautume vienintelę Dievui patinkančią gyvenimo auką. Viešpatie, pašventink savo namus. Viešpatie, iš gyvųjų akmenų pastatęs savo namus, sustiprink bažnyčios tikėjimą, viltį ir meilę, kad pajėgtų 21 amžiuje tęsti Kristaus karaliaus, pranašo ir kunigo uždavinius. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Mėly Lietuvos televizijos žiūrovai ir Lietuvos radio klausytojai, toliau tęsime transliaciją iš Lietuvos kariuomenės ordinariato katedros Šventojo Ignoto bažnyčios, kur aukojamos šventosios mišios už Lietuvos kariuomenę. Taip pat susirinkusi bendruomenė į šitas iškilmingas šventasias mišias mini ir pačios Šventojo Ignoto bažnyčios 10-asias konsekracijos metinės. Ką tik baigėsi žodžio liturgijos pamaldos ir prasideda sekanti šventų mišių dalis, aukos liturgija. Pasakytoje homilijoje Lietuvos kariuomenės ordinaras arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo taip pat ir užsiminė apie Šventojo Ignoto bažnyčią, kokia jis svarbi kariuomeniai, kartu pabrėždamas, kad ne tik pastatas, bet ir pati bendruomenė, kuri vadinama bažnyčia, yra nepaprastai svarbi Dievo tautos dalis ir kitą kartą ta Dievo tautos dalis, gyvoji bažnyčia,
yra svarbesnė už visus pastatus, bet pastatai irgi reikalingi kaip vieta, kur Dievo tauta susirenka garbinti viešpatį. Šitoji pagrindinė Lietuvos kariuomenės bažnyčia, Šventojo Ignoto bažnyčia, Lietuvos kariuomenės katedra, buvo pradėta statyti 1622 metais ir tais pačiais metais jos kertinį akmenį pašventino anuometinis Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius. Ši bažnyčia buvo užbaigta 1647 metais ir priklausė jėzuitams. Jėzuitų ordiną panaikinus, 1798 metais vienuolynas ir bažnyčia buvo perduoti rusų kariuomenės Preobražensko pulkui. Buvo išgriauti altoriai, nukapoti lipdiniai, tapyba, bažnyčios erdvė susklaidyta į 3 aukštus, vien bažnyčioje buvo apgyvendinta apie 500 kareivių bei įrengtos arklidės. Tuo metu, kaip sakralinis objektas, bažnyčia buvo visiškai sunaikinta. 20-ojo amžiaus pirmojoje pusėje jėzuitai ketino bažnyčią atsiimti, bet vėliau atsisakė. Tačiau bažnyčios pastatas vėl buvo atgavęs savo sakralinę paskirtį. Ir 1939 metais, lapkričio mėnesį, sugrąžinus Vilnių Lietuvai, šioje Šventojo Ignoto bažnyčioje buvo aukojamos pirmosios mišios Lietuvos kariams. Sovietmečiu Šventojo Ignoto bažnyčia buvo uždaryta, o 1955 metais paversta kino studijos sandėliu. 2001-2004 metais visiškai suniokota bažnyčia rekonstruota pagal architektų Evaldo Purlio, Daliaus Striuko ir Editos Žarkovskienės projektus. 2004 metų lapkričio 23 dieną Lietuvos kariuomenės ordinaras, anuometinis ordinaras vyskupas Bartulis Šventojo Ignoto bažnyčią dedikavo pagrindinę Lietuvos kariuomenės ordinariato bažnyčią. Padaryk viešpatie ir mūsų savo mielą auką, kaip kitados šią dieną pripildai šituos namus savo garbės ir šventumo. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, visur ir visada tau dėkoti. Šventasis viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tu regimoje šventovėje, kurią šioje vietoje pasistatyti mums leidai, nepaliaujamai globoji pas tave keliaujančią savo šeimyną. Ir prakalniai rodai bei vykdai savo bendravimo su mumis paslaptį. Čia tu iš mūsų statai dvasinę savo šventovę
ir visame pasaulyje išplitusią bažnyčią, ugdai kaip Viešpaties kūną, kol ji pasieks pilnatvę ir amžinojo garbėje tave regėdama taps dangiškąją Jeruzalę. Todėl mes su visa šventųjų daugybė tavo garbės šventovėje šloviname tave didingą giesmę. Tęsime transliaciją iš Vilniaus Šventojo Ignoto bažnyčios, kur yra Lietuvos kariuomenės ordinariato katedra. Čia aukojamos šventosios mišios už Lietuvos kariuomenę, minint 96-asias Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės. Netrukus prasidės svarbiausiasis šventųjų mišių momentas - konsekracija. Na ir vėl operatoriai rodo mums pagrindinį bažnyčios paveikslą, Šventojo Ignoto paveikslą. Šventasis Ignotas suklupęs adoruoja Kristaus kryžių. Lietuvos kariuomenės kapelionai džiaugiasi turėdami tokį globėją, Šventąjį Ignotą, kurio įkurta vienuolija nuo pat pradžios taip pat pasižymėjo beveik kareivišką drausmę ir operatyvumu. Na, galbūt dėl to, kad ir jos steigėjas, kaip minėjau, prieš tapdamas kunigu buvo karininkas. Jėzuitai skirtingai negu daugelio kitų vienuolijų nariai duoda 4 įžadus, bet 3 pagrindinių - skaistumo, klusnumo ir neturto - jie dar duoda ypatingo klusnumo popiežių įžadą. Tai reiškia, jog jie pirmieji siunčiami į tuos kraštus, į tas situacijas, kur nepalankios sąlygos, kur reikia ypatingo pasiruošimo, išsilavinimo, patirties, ryžto ir diplomatiškumo. Taigi, kaip sakau, Lietuvos kariuomenės kapelionai džiaugiasi ir didžiuojasi turėdami tokį globėją. Tikrai, tu Viešpaties šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios galia tu gaivini bei šventini visą pasaulį. Ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave Viešpatie prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias paaukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams, tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams, tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį, viešpačius
minėdami Viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje, vienas kūnas ir viena siela. Tai teikės tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventuoju Ignotu ir visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliu duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Gintarą, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų. Todėl išklausyk jos maldas. Visur įsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbė amžinai gerėtis per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Dieve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę.
Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Lietuvos kariuomenės ordinariato katedroje Šventojo Ignoto bažnyčioje netrukus šventoji komunija. Vėlgi noriu sugrįžti prie bažnyčios titulo Švento Ignoto bažnyčia. Jau kelis kart priminiau, kad Šventasis Ignotas svarbus mums kariuomenės kapelionams ir kariuomenės žmonėms kaip globėjas, tačiau jo paliktas pavyzdys itin aktualus šiandien, nesakoma, kas 500 metų pasaulyje vyksta paradigminiai pasikeitimai, įvyksta struktūrinės krizės, keičiasi tie pagrindiniai atramos taškai, kurie šimtmečiais atrodė nepajudinamai tvirti - šeima, darbas, valstybė ir panašiai. Tokie pasikeitimai verčia keisti požiūrį į pasaulį, mąstyseną ir veikimą. Šventasis Ignotas gyveno panašių permainų laikais. Tai laikai, kuomet susiduria viena šalia kitos, gyvena ir neretai neišvengia sunkumų tradicinė, modernioji ir postmodernioji kultūros. Kai Ignacas buvo vos 1, Kristupas Kolumbas atrado Ameriką. Ignaco bendramžis Mikalojus Kopernikas pakeitė tuomet galėjusį kosmoso supratimą, įrodydamas, kad Žemė sukasi aplink savo ašį. Padarysiu pertrauką komentare. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kur yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks. Taigi dabar kaip tik prasideda šventosios komunijos apeigos, šventoji komunija bus dalijama ir mišių dalyviams, o grįžtant prie Šventojo Ignoto gyventų laikų ir mūsų laikų, kurie, kaip sakau, labai panašus. Būtent būdamas 25-26 metų Šventasis Ignotas išgyveno savo asmeninį atsivertimą tuo met, kai visas anuometinis pasaulis keitėsi. Ir Ignotas tą savo sudėtingo atsivertimo patirtį sudėjo į dvasinės pratybas. Ir tai yra tarsi Dievo atsakas į anų laikų dvasinę ir socialinę krizę. Ignaco dvasingumas tai analizė ir sintezė. Neneigdamas kylančios naujos kultūros elementų, jis ragina visame kame gyventi su Dievu ir leistis jo vadovaujamiems. Lygiai tas pats tinka ir šių dienų realijoms. Neneigiame naujos kylančios kultūros elementų, bet raginame visame kame gyventi su Dievu ir leistis jo vadovaujamiems. Matome, Šventąją komuniją priima Krašto apsaugos ministerijos vadovybė, kariuomenės vadovybė, Šventojo Ignoto bendruomenės nariai, žmonės atėję pasimelsti už Lietuvos kariuomenę. Tai yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės ordinariato
bažnyčia. Ir mes džiaugiamės galėdami pačioje Vilniaus širdyje Lietuvos kariuomeniai patarnauti savo bažnyčioje. Bažnyčia visada rūpinosi sielovada tų, kurie tarnauja kariuomeniai, kurie tarnauja tėvynei su ginklu rankoje. Jeigu prisiminti istoriją, tai dar 4 amžiuje Romos imperijoje, imperatoriaus Konstantino laikais, užsimenama apie specialų rūpinimąsi karių sielovadą. O 8-9 amžiuose katalikų kunigų vadovaujamų vyriausiojo kapeliono, kurio galios beveik prilygo vyskupo galioms, buvimas kariuomenėje tapo įprastu reiškiniu. Lietuvoje karo kapeliono institucija taip pat turi senas bei gilias šaknis. Keli Vilniaus Bernardinų bažnyčios kunigai vienuoliai kaip karo kapelionai dalyvavo 1831 metų sukilime. Dar daugiau jų prisidėjo rengiant 1863 metų sukilimą. Caro kalėjimų ir tremties keliais teko žengti Adrianui Novickiui, telkusiam Vilniaus miesto jaunimą, ir Romualdui Lukaševičiui, palaikiusiam ryšius su Lietuvos sukilėlių vadu Konstantinu Kalinausku. Išlikusiuose archyviniuose dokumentuose minima, kad 1863 metais sukilime, kurio vienas vadų buvo kunigas Antanas Mackevičius, tiesiogiai dalyvavo 249 kunigai. Numalšinus sukilimą 7 iš jų nužudyti, 152 buvo ištremti, 104 nubausti kitomis bausmėmis ir ištremti. Jeigu kalbėtume apie kapelionų veiklą tarpukaryje, kapelionai dirbo savo naudingą bei reikalingą darbą nuo pat Lietuvos kariuomenės atkūrimo 1918 metais. Kariuomenės vyriausiaisiais kapelionais buvo tokie iškilūs ir nusipelnę Lietuvos kunigai kaip Antanas Palubinskas, nepriklausomybės akto signataras Vladas Mironas, ėjęs šias pareigas 1929-38 metais brigados generolo teisėmis. Ir tas pats kapelionas kunigas Mironas 38 metais buvo paskirtas ministrų pirmininku. Iš jo pareigas perėmė kunigas Adolfas Sabaliauskas, poetas ir rašytojas, žinomas visuomenės veikėjas, o 1940 metais į vyriausiojo kapeliono pareigas buvo paskirtas kunigas Teofilius Matulionis. Daugelį šaltinių nurodyta, kad jis tas pareigas ėjo kurį laiką. Antrojo pasaulinio karo metais Teofilius Matulionis buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupu. 1990 metais pradėta jo kanonizacijos byla ir suteiktas Dievo tarno titulas. Tarpukario Lietuvoje kariuomenėje po vieną karo kapelioną turėjo ir kitos konfesijos bei religijos – evangelikai reformatai, evangelikai liuteronai, sentikiai, stačiatikiai ir žydai. Karo kapelionų darbo svarbą kariuomenėje liudija faktas, jog okupavę mūsų šalį sovietai tuoj pat panaikino šią instituciją. Visus karo kapelionus atleido iš tarnybos ir jau 40 metų Liepos 6 dieną kariuomenė įsteigė vadinamąją politinę valdybą. Taigi istorinį pasakojimą baigiau ir dabar šventų mišių pabaiga. Tavo palaima ir džiaugsmas Viešpatie telydi tau atsidavusius žmonės, kad visi, kurie šiose iškilmėse dalyvavo, jaustųsi praturtinę savo dvasią. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Dėkoju visiems dalyvavusiems ir kartu besimeldžiantiems. Iš tikrųjų, ši dešimtmečio šventė, ši kariuomenės diena
yra proga dėkoti Dievui už daug malonių, bet toliau melskimės ir prašykime Dievo vaizdos lydėjimo, apšvietimo ir stiprybės, vykdant tą tarnystę, į kurią esame pašaukti. Pirmiausiai meilės tarnystę, meilės artimui, meilės šeimai, meilės tėvynei. Priimkite viešpaties palaiminimą. Viešpats su jumis. Garbė viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums viešpats. Te laimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Mėly Lietuvos televizijos žiūrovai ir Lietuvos radio klausytojai, arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės ordinaras, ką tik palaimino visus šventų mišių dalyvius, kurie meldėsi už Lietuvos kariuomenę Šventojo Ignoto bažnyčioje Lietuvos kariuomenės ordinariato katedroje. Naudodamasis progą sveikinu kariuomenės dienos progą visus karius, ypač tuos, kurie neša nelengvą tarnybos naštą savo padaliniuose, ar karinio oro pajėgų karius, kurie budi paieškos ir gelbėjimo postuose, pasirengę skubėti į pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms. Visiems gražiaus šventės. O su jumis šiuose mišiuose bendravo, komentavo kunigas Virginijus Veilentas, karinio oro pajėgų kapelionas. Dar kartą visiems gražiaus šventės. Lietuvos kariuomenė. Profesionalia, modernia, galbūt kartais dar ne taip ginkluota, kaip norėtume, bet tikrai nupirksime to, ko mūsų vyram ir moteriams su uniformom reikia. Bet kaip jie besitreniruotų, kiek bedalyvautų pratybose, mokymuose, tai būtų tik tai gerai išmokę valdyti ginklą žmonės. Galbūt jie būtų ta uola, kaip šiandien savo pamokslę minėjote, bet ir stipriausia uola po truputį laiko gamtos reiškinių veikiama trupa. Bet jūsų dvasinės brolijos paragindami, mes kiekvienas čia dalyvaujantis mišiose, kiekvienas turbūt tarnaujantis Lietuvos kariuomenėje, savo širdyje stato tą dvasinę bažnyčią. Tuos Dievo namus, kurie kartu su karių pasirengimu tampa Lietuvos tvirtovė. Ir kur betarnautų mūsų kariai, ar čia Lietuvoje, ar tolimuose misijose, operacijose, palydimi jūsų kapelionų brolijos, jie rodo didžiausią pavyzdį kitų valstybių kariam ir yra gerai vertinami. Visuose susitikimuose, ar čia su atvykusiais sąjungininkais, ar nuvykus į operacijas ir kalbantis su operacijų vadais, mes girdime gerus žodžius apie Lietuvos karius, apie jų pasirengimą, motyvaciją, pasišventimą vykdyti užduotis. Ir kartu su šeimos nariais, kartu su Lietuvos žmonių palaikymu, su tuos didžiosios meilės ženklu, apie kurių šiandien minėjau, mes visi kartu tampame neįveikiamą jėgą. Mes galime tikėtis ir užtikrinti, kad ir šita šventovė, jos sienos stovės ir kad šita mūsų bendruomenė pasirengusi apginti ir sustabdyti bet kokį pikdarį, kuris norėtų žengti į mūsų šalį, sustabdys. Todėl dar kartą nuoširdus ačiū
Jums už tą dvasinį palaikymą, už tą Dievo žodžio nešimą į kariuomenę ir į mūsų šeimas. Ačiū Jums ir sėkmės. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras. Įsakymas dėl apdovanojimo. Vadovaudamas įskatinimo ir apdovanojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašų ir atsižvelgdamas į patariamosios komisijos rekomendaciją, apdovanoju už ilgametę pagalbą ir bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomenės ordinariatu, Lietuvos kariuomenės ordinariato pagrindinės Švento Ignoto bažnyčios konsekracijos 10-mečio proga Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams už nuopelnus Kauno Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčios rektoriaus padėjėją Artūrą Kazlauską. Pasirašo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Tarti žodį kviečiu kariuomenės vadą, generolą majorą Joną Vytautą Žuką. Su ekscelencija, ministrė, ponai kapelionai, karininkai, gerbiami susirinkusieji, ponios ir ponai, tiesiog noriu prisijungti prie ministro žodžių, labai nuoširdžiai noriu pasveikinti irgi šito pirmo jubiliejaus progą ir mūsų kapelionus, ir bendruomenę, kur yra čia susirinkusi. Aš labai gerai prisimenu tos laikus, kaip statėsi šitą bažnyčią, remontavosi, kaip prasidėjo ir ordinariato istorija, ir amžinatelis Juozas Gražulis, mes kartu su juo esam labai svarstę ir galvoję, kaip atrodys čia mūsų ta ateitis, kaip atrodys sielovada Lietuvos kariuomenė, ką būtų galima padaryti ir kaip svarbu yra turėti kažkokius maldos namus, kur galėtų rinktis bendruomenė. Ir šiandien aš galiu pasakyti, kad tikrai mūsų tos viltis, tie mūsų pokalbiai didžiąją dalimi išsipildė, mes turim puikius maldos namus, mes turim gražią bendruomenę, galimybę čia susirinkti ir paminėti savo šventes ir taip pat susirinkti susikaupimui ir taip pat atsisveikinti su savo išėjusiais draugais. Tai ačiū labai, ypatingai ir bendruomenės nariams, kurie čia renkasi, tikri kariuomenės bičiuliai, sveikinu Jūsų kariuomenės diena. Ir dėkoju labai ordinariatui ir Jūsų ekscelencijai už šias šventasias mišias ir labai gražų pamokslą ir linkėjimus mums visiems. Tai lydi mus Viešpaties malonė. Lietuvos kariuomenės vadas. Įsakymas dėl apdovanojimų. Už ypatingus nuopelnus puoselėjant moralinės ir dvasinės vertybės Lietuvos kariuomenėje, Lietuvos kariuomenės ordinariato pagrindinės Švento Ignoto bažnyčios konsekracijos 10-mečio proga apdovanoju majorą Virginijų Veilentą Lietuvos kariuomenės medaliu už nuopelnus. Apdovanoju vardinę dovaną pulkininką leitenantą Rimą Venskų. Už nuoširdžią ir įvairiopą psichologinę pagalbą, ypač įvairias netektis patyrusiems žmonėms, apdovanoju padėką kapitonę Danutę Lapėnaitę.
kapitonę Daivą Morozovienę. Už sekmadieninės mokyklėlės veiklą ir kūrybinės idėjas apdovanoju padėką Laimutę Fedosievą. Už vaikų ir paauglių rengimą sakramentams bei katechezę vaikams šventų mišių metu apdovanoju padėką Loretą Keršytę. Jaučiu, manęs niekas nebepristatys, o tai pačiam reikės tarti žodį. Iš tikrųjų, kaip ir jau buvo minėta, bet labai noriu trumpai pasakyti, kad turbūt tokia bendruomenė, kokia yra Švento Ignoto bendruomenė, yra pati didžiausia dovana kunigui. Ir iš tikrųjų, kai aš sakau, kad jūsų pasilgstu, vadinasi pasilgstu. Kai sakau myliu, vadinasi myliu. Ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokią dovaną jumis. Lietuvos kariuomenės ordinariato pagrindinis Švento Ignoto bažnyčios rektorius. Apdovanoju padėką už aktyvų dalyvavimą šventų mišių liturgijos šventime Lietuvos kariuomenės ordinariato pagrindinėje Šventojo Ignoto bažnyčioje. Vyresnį eilinį Alen Pšednį. Jaunesnį eilinį Nerijų Mockų. Eilinį Andrių Raudonį. Eilinį Modestą Labucką. Eilinį Sigitą Labecką. Eilinį Haroldą Keliauską. Kariūną Lauryną Žarnauską. Eloną Jarmuševičiūtę. Vytį Martinaitį. Leontina Banevičienė.
Gaudentą Aukštikalnį. Ugnė Anuškevičiūtė Kaupienė. Už nuoširdų bendradarbiavimą ir chorų dalyvavimą Lietuvos kariuomenės ordinariato pagrindinėje Švento Ignoto bažnyčioje. Regina Maleckaitė. Vytautą Versecką. Už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą Lietuvos kariuomenės ordinariato pagrindinės Švento Ignoto bažnyčios choro veikloje. Jurgita Melaikienė. Dalia Mažulė. Alina Leščinskienė. Ilona Astrauskienė. Jolita Eitavičienė. Indrė Čiuplinskienė. Aida Janonytė. Olga Skirmantė Vasiljeva. Eimantą Anskaitį. Ir dar yra viena daiktinė dovana vienam žmogui, be kurio aš neįsivaizduočiau, kaip reikėtų galbūt ir sukurti tą dvasią. Dažnai, kada aš susitinku ryte, tai toks būna pasisveikinimas. Rimai, turiu idėją. Rimai, gal darykime va taip, va čia taip reikėtų padaryti. Iš tikrųjų, aš kalbu apie kunigą Remigijų. Ačiū tau, Remigijau, už pagalbą, už visas idėjas.
Dėkoju Jums dar kartą visiems, kai širdis pilna dėkingumo, norisi pabūti su žmonėmis, norisi tuo gerumu, tuo dėkingumu pasidalinti. Tad po šventųjų mišių ekscelencijos savo vardu, kapelionų vardu ir kunigų vardu kviečiu į Rūsio menę, kur vyks priėmimas, kur vyks furšetas. Pabūkime, pasidžiaukime, pasidalinkime savo mintimis. Gražios šventės.